Labas, Justina. Labas, Indra. Malonu tave matyti dar kartą. Tai kaip ir žadėjom praeitą kartą, šiandien mes sugrįžtame su atsakymais į klausimus. Tai iš tikrųjų jūsų laukim, sudėjom bendrai į vieną didelį sąrašą. Tai pabandysime juos šiandien paskaityti, atsakyti, kažkiek pasidalinti, kiek čia spėsim į tą savo 20 minučių. Ir tada, jeigu matysim, kad labai jau ten didelę dalį nespėjom, nes kažkur užsikalbėjom, užsidiskutavom tiesiog ilgiau, tai pasiliksim galbūt sekančiui kartui ir atsakysim sekantį kartą. Tai va, tai jau neklausiu, kaip tu jautiesi šiandien. Iš karto gal tada eikime prie klausimų, Jo, nes pradėkime nuo nepaž... jų ir užduosiu tada. Pirmą klausimą, gal aš tada tiesiog juos perskaitysiu, kad tai būtų paprasčiau ir tada galėsim padiskutuoti. Tai pirmasis klausimas, kurių mes sulaukėm iš tikrųjų dar prieš keletą savaičių, kai aš pasidalinau klausimų langeliu, tai buvo, jei neturiu e-shopo, neturiu elektroninės parduotuvės, ar vis tik man verta turėti naujienlaiškius. Tai kaip manai, Justina, jeigu nėra e-shopo, ar naujienlaiškiai yra reikalingi? Aš tai manau, kad verta, nes aš turbūt pati esu puikus pavyzdys, kai aš pradėjau rašyti naujienlaiškius, aš aišku turėjau website, tu gal labiau papasakosi, kaip galima neturint net ir website rinkti tuos prenumeratorius ir nes, nu, kad juos kažkam tai reikia išsiųsti ar ne, bet atsakant į klausimą, verta tą dalį ar ne, tai žinoma, nes pirmiausiai mes naujienlaiškiais mes renkam savo auditoriją kitų formatu, ar ne? Tai pirmiausia, renkam savo kontaktus ir vėliau juos galim kažkaip išnaudoti. Tai ar vėliau sugalvosim, kad mes dabar ten rašo mėnesinių naujienlaiškį, aš pradėjau nuo mėnesinio, ar kas savaitinio, ar kažką, ar ne, tai aš jau turėsiu kažkokią bazę, už kurios užsigriepti ir jeigu dabar vis būna, kad socialiniai tinklai ten ar paskyra dingsta, ar socialiniai tinklai kažką ten neveikia, ar ne, tai naujienlaiškiai bus tas kanalas, kur jūs galėsite išnaudoti, net ir jeigu jūs nesate e-commerce verslas, ar ne, tai ypač specialistams. Čia yra, manau, labai gera niša įeiti ir turėti, galbūt ir vėliau, na, turėti tokį mano naujienlaiškį įdomus, ar ne, ir mane surado per naujienlaiškus. Tai yra papildomas kanalas, ar ne? Lygiai taip pat kaip socialiniai tinklai reklama. Tai va, gal tu papildysi mane. Jo, aš iš tikrųjų irgi pritariu tavo nuomoniai. Tikriausiai, gal tai pasakysiu, kai neturi elektroninės parduotuvės, galbūt yra šiek tiek sunkiau susirinkti kontaktus, realizuoti visą tą jų rinkimą ir apskritai prenumeratorių rinkimą. Na, mes jau šitoje vietoje nepasidarysim tokių automatizacijų, kaip palikti krepšelį ir panašiai, bet aš manau, kad nesvarbu, ar tai verslas su e-shopu, ar tai yra paslaugų verslas, kuris net neturi e-shopo, bet manau, kad galima pradėti tai daryti. Tiesiog reikia daryti šiek tiek kitaip. Tai, nes manau, kad būtent tu kaip tik, kai esi toj pradžioj, kažkada, nu kažkuriame etape, kažkuriame etape vis tik reikėtų pradėti tai daryti ir nu, visada geriau anksčiau negu vėliau. Tai manau, kad verta. Tik tiek, kad pavyzdžiui, jeigu e-shopo nėra, nu, tai čia galime mes išnaudoti landing pages, galime rinkti kontaktus per savo socialinius tinklus. Na, jeigu turim svetainę, tai galima rinkti per svetainę, bet jeigu nėra svetainė, kaip sakyt, tik informacinė informacijos pateikimas, na, tai vis tiek galim kažkokį papapą turėti, bet, bet tikrai verta, nes nu, mesgi galim būdami specialistai ir neturintys e-shopų irgi pasidalinti labai daug vertingos informacijos, kaip ir tu minėjai, net jeigu žiūrint į tą blogiausią scenarijų, jeigu prarastumėm Mhm. savo kontaktus Mhm. ir visa kita, nu čia yra tokia alternatyva, kur galim turėti tą ryšį ir galime jį pasiekti tą savo auditoriją kitų būdų. Tai manau, kad net ir šiaip iš tikrųjų, kiek va teko analizuoti, ruošiantis ir mokymą mūsų ir webinaram, tikrai yra galybė specialistų, kurie neturi e-shopų, bet turi tiesiog website, kuriame irgi renka prenumeratorius ir paskui tiesiog dalinasi edukacinę Mhm. informaciją. Tai vėlgi ten priklauso nuo to, ar dar
neturi e-shopo, bet turi svetainę arba jos neturi. Tai vėlgi čia tiesiog irgi tos būtent naujienlaiškių platformos Mhm. pritaikymas, tiek ir, tiek ir apskritai kontaktų rinkimas ir vis kita. Tai čia jau reikėtų žiūrėti į konkrečią situaciją, bet aš manau, kad verta vis tiek rezultate yra atsakymas verta. Aš labai trumpai tave papildysiu, tik tai prisimenu vieną vietą, kad pavyzdžiui, aš pati, kai pradėjau rinkti prenumeratorius, aš turėjau website, ar ne? Ir ten Mhm. irgi būdavo iššokantis pop-upas, ar ne? Bet man padėjo susirinkti pirmus prenumeratorius būtent freebie ir aš jį turėjau per landing page. Tai vad netgi jeigu Taip, website būčiau taip, neturėjus taip. ir landing page, ir aš atsimenu labai lengvai susirinkau pirmus 500 virš prenumeratorių ir tada vat, jiems pradėjau rašyti ir tokia biški motivacija buvo, kad aš jau tiek surinkau, nes aš galvoju, nu, tik tai pradėsiu rinkti. Ir tada automatiškai pradėjau rašyti be kažkokio lūkesčio, tai vad nuo kažko pradėkit. Susikurkit kur, pradėkit rinkti be kažkokio galimo pažado, vad freebis yra, nu, tu duodi freebį, tu nepažadai rašyti Taip. naujienlaiškį. Ir tai bus pradžia ir matysit, kaip susirenkat, kaip ką. Ir tada jau kur nuves tą kelionę, ar ne? Nu, Tai va. niekada negalim žinot, kur tiesiog koks bus sekantis etapas ir Mhm. kada galbūt tai pasitarnaus, atsipirks ar bus naudinga. Tai va, tai tiek trumpai tada apie antrą klausimą. Ar naujienlaiškiai dar iš vis veikia? Ar žmonės jų nėra tiesiog nustoję skaityti? Man Kaip? atrodo, kad naujienlaiškiai išgyvena tą renesansą, kaip ten sakoma, ar ne, ir naujienlaiškiai dabar jau ir specialistų, tu turbūt pastebėjai, ar ne, jau vis daugėja ir tie patys mūsų mokymai yra skirti, dalis ateina e-shopų savininkų, nes visgi mes su e-commerce dirbam, dalis ateina mokytis, kurtis ar ne, neveltui, nes tie naujienlaiškiai yra sugrįžę ir jie tikrai veikia. Ir galiu, žinai, paminėti skaičius, kad ten naujienlaiškių rinkodara standartiškai generuoja nuo 20 iki 40, kartais ir daugiau, ar ne, ten, bet Taip, čia tas taip. standartas 20-40% pardavimų. Tik tai, kad vienas yra toks bet, kad nu, tuos naujienlaiškius reikia mokėti rašyti. Jie neturi būti tiesiog ten, bet kada parašau ar ne, arba ten, nežinau, kaip tik užspaminu, tai vėlgi jie veikia, kai mes žinom, kas yra veikianti naujienlaiškių rinkodara. Čia vat yra svarbus tas tai toks momentas, ar ne, nes jeigu bet kaip parašysi, neturi kam rašyti, ar ta auditorija yra tokia biškiai apmirusi, nu tai ką Taip, tu manai? teisinga. Aš irgi pritariu tau, žinau, kad iš tikrųjų vis tik, nu, tai yra tas momentas, nes žmonės jie skaito, tikrai ne visi tai Mhm. išmano, ne visi išmano tą sritį ir tiesiog yra kas prenumeruoja, yra kas perka, yra kas išmano ir naudojasi, nes žino, kur pasinaudoti ir kuo pasinaudoti. Aš kalbu čia apie paliktus krepšelius ar velkam laiškus. Nu, tai yra tokių jau, kur tikrai nėra nei specialistai, bet žino, kad patėję paliksiu krepšelį, man ateis nuolaida. Tai tikrai ne visi, maža dalis. Bet tikrai veikia ir aš manau, kad jie tiesiog laikui bėgant, jie tiesiog dar labiau keisis tą naujienlaiškių rinkodarą, tiesiog tobulės, galbūt pristaikys labiau prie vartotojų kitokių poreikių, bet aš tai manau, kad čia tiesiog yra kanalas, kuris dar tikrai gali būti visai išnaudojamas. Tai va, tai sekantis mūsų klausimas yra, jeigu mano naujienlaiškį atidaro mažai žmonių, kas dažniausiai yra negerai? Mm. Nu, Indra, tu pradėk, kol aš pagalvosiu atsakymą. E, Toks tai geras klausimas. jeigu dėl mažai žmonių, aš tai pirmiausiai galbūt identifikuočiau pasižiūrėti kontaktus, apskritai prenumeratorius, ne kontaktus, bet Mhm. prenumeratorius, pasižiūrėti, kokia yra, ką žinau, kaip gyvavimo ciklas, pažiūrėti, kokio jie aktyvumo, kaip ten, apskritai, kokios kokybės, gal va taip va pasakysiu, kokios kokybės yra kontaktai, nes galbūt tas mažas atidarimas yra tai, kad tie kontaktai gal kažkokie užmigę, gal kažkokie ten blogi ir panašiai, nes mes turėjome su klientė atvejį, kai tiesiog Mhm. nebuvo ten tinkamai išpildytas websaitas, gal taip pasakysiu, ir per formą tiesiog ateidavo tokiu kaip botai ir ten jų Mhm. kontaktų rinkdavosi, bet jųgi ten jie visiškai neaktyvūs ir visiškai Mhm. netiksliniai, juos reikėdavo kiekvieną dieną trinti, kol galiausiai ten sutvarkė programuotojai ir Mhm. apribojo tos formos pildymus.
Tai va, tai gali būti ir tokių variantų. Tai pirmiausiai tikrinčiau tiesiog kontaktų kokybę, nes manau, čia irgi gali būti labai esminis niuansas, kodėl mažai atidaro. Tai va, ar pagalvojai? Jo, aš pagalvoju ir tada kilo daug minčių. Tai vat, vienas tas yra, kaip aš sakau, užšaldytos atsargos ir miegantis kontaktai, ką tu paminėjai, ir kontaktų higiena. Antras dalykas, kai atsirado pakeitimai, reikėjo sutvarkyti vadinamosius DNS įrašus, ar ne? Tai yra serveryje sutvarkomi DNS įrašai, tai DMARC, DKIM, SPF, tie visi dalykai tokie, kur klientai mūsų sakydavo, nesikeikit, kas čia per dalykai yra. Tai šitos dalykus turi sutvarkyti programuotojas, jis įtvarkoma serveryje ir tai turi įtakos irgi atidaromumui, nes jeigu tai yra nesutvarkyta, kai jisai čia atsirado 24 pradžioje, tai tikrai matėm, kad krito tas atidaromumas, tai čia dar vienas iš dalykų, ar ne, ką mes turim, tai yra čia elementari higiena. Higiena kontaktų, techninė higiena ir čia tokie techniniai darbai, ką mes pačioje pradžioje pasidarom, ar ten nebus problemų. Rašant naujienlaiškius, tai va šitus dalykus. Aš tai, ką dar pridėčiau turbūt iš e-commerce pusės, tai yra, jeigu jau tikrai viskas gerai su šita dalim, ar ne, kaip yra su jūsų pasiūlymais. Nes galbūt jūs kurį laiką siuntėt labai pardaviminius pasiūlymus, galbūt tie pasiūlymai yra tik tai nuolaidos, bet tai žmonės tiesiog yra atsibodę ir jūsų laiškų nebeskaito. Tai čia irgi gali būti vienas iš momentų apie turinį, kodėl jau niekas nebeatidaro, nes jau žino, kad ten galbūt nieko, taip, negražiai pasakysiu, nieko gero tenai galbūt nėra, ar ne? Tai čia irgi gali būti vienas iš momentų be techninių dalykų, bet dažniausiai tai pirmiausia reikėtų techninius dalykus susižiūrėti, manau. Jo, nes iš tikrųjų dėl techninių dalykų gali ten ir laiškai keliauti į spamą ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tiesiog ir patį domeną pasižiūrėti, ar ten viskas patvirtinta. Nes čia toks iš techninės, iš kitos pusės, bet jeigu visas šitas gerai, tada jau žiūrėti kontaktų higieną pasidaryti. Tai va, Kas faina dėl tos techninės dalies, dėl domeno ir tų visų įrašų, tai pavyzdžiui, Omnisendas parodys iš karto, kad čia yra problema ir jį reikėtų susižiūrėti, ar ne? Jau dėl kontaktų higienos, tai jau reikėtų susižiūrėti patiems, ar ne? Bet tokie momentai, ką reikėtų atsižvelgti, pasižiūrėti tikrai. Tai kitas klausimas gana panašus. O ar šiandien dar apskritai verta žiūrėti į open rate, kiek šis skaičius realiai ką nors pasako? Jeigu ne open rate, tai pagal ką suprasti, kad naujienlaiškis buvo geras? Klikai, pardavimai, atsakymai į laišką. Čia toks labai panašus, kaip mūsų webinarė buvo, kur dėjau skaidrę, kiek ten reikia tų pasižiūrėti. Tai aš visą laiką sakau, kai ateina klientai ir nesakau, ką jūs analizuojate. Ir sako open rate, kartais paspaudimus. Tai aš manau, kad verta žiūrėti kiekvieną rodiklį, bet jisai turi paskirtį. Open žiūrim, ar mums atidaro, ar mūsų antraštė patraukia, paspaudimai, ar nesvarbu, ar patys pasiūlymai, bet bendrai, dėl ko mes rašom naujienlaiškius ir koks buvo ten vienas pirmųjų laiškų, ar verta, ar apsimoka, tai yra pajamos, ar ne? Arba bent jau, nežinau, kiek kartų freebie parsisiuntė, arba, pavyzdžiui, mano atveju, ar ne, jie yra edukuojantis. Tai aš, pavyzdžiui, be open ir click, aš irgi žiūriu, ką spaudo, kur nuėjo, ar ne, ir galų gale, jeigu aš dedu kartais tokius, pasiūlymus ateiti kažkokiai vienai kitai paslaugai ir aš juos ten rašau ten vieną mėnesį, kitą mėnesį apie, tarkim, auditą kalbu vasarą, ne? Ir aš jaučiu, ar tie žmonės atėjo tau į audito paslaugą ar netėjo, ar ne? Tai mums vis tiek norisi parduoti kažką, ar tai naikyti mano, nežinau, kažkokią tai platformą, jeigu aš neturiu šopo, aš prie pirmo klausimo dar likusi, kur nebūtinai jeigu šopas yra ar ne, bet iš esmės daugiausia atveju, jeigu tai yra standartinis šopas, tai yra pardavimai. Tai jeigu jūsų platformai iš vis nėra plano, arba jūs nepasirinkę plano, kur matuojat pajamas, kur jūs matuojat lojalumą, nes apie lojalumą mes kalbam ir mokymuose, ir labai dažnai, kai ateina žmonės net iš kitų mokymų, sako, lojalumo rodikliai yra, kas čia yra, ar ne tokie, bet jie yra labai labai svarbus. Nes naujienlaiškių rinkodaros kanalas yra šiaip skirtas lojalumui didinti. Ir yra lojalumo rodikliai, kuriuos reikėtų sekti, reikėtų analizuoti. Tai čia nežinau, čia gal kada padarysim kokį atskirą podcastą, nes čia tikrai yra atskira tema, jau toks biški pro lygis, kai mes pradedam analizuoti ir pardavimus, ir open, ir klikus, bet atkreipti dėmesį reikėtų šitus. Manau, išsamei atsakyta, galim keliauti prie kito, nes laikas pasirodo bėga greičiau nei tikėjomės. Tai sekantis klausimas, kaip manai, kaip dažnai iš tikrųjų reikia siūsti naujienlaiškį, kartą per savaitę, kartą per mėnesį, o gal tada, kai turi ką pasakyti?
Geras klausimas. Nu, tu žinai, kad aš mėgstu planuoti ir mes turim kampanijų planą. Tai tas kampanijų planas šiaip gimsta iš kažkokios strateginės krypties, ar ne, kas kiek laiko mes maždaug siūsim tą laišką, tada sudėliojam laiškus, tai yra ir sudėliojam, kokie tie laiškai bus, ar ne. Jeigu, pavyzdžiui, mano atveju, tai aš siunčiu tą, tarkim, kas savaitinis naujienų, ar ne, tai reiškia, aš kas savaitę siunčiu naujienų, plus kažkokius dedu pasiūlymus, ar atskirai, ar tą patį laišką, tai jų pasako, ar ne. Jeigu aš esu tas standartinis e-commerce verslas, ar ne, ir aš siunčiu, tai aš pasižiūriu, kiek bus mano ne tokių tiesioginių pardavimų laiškų ir kokie jie bus, ar ne, ten edukuojantis, įkvepiantis, galbūt aš kartą per mėnesį siunčiu savo ten įkūrėjos laišką, ar ne, tai nuo to, kiek jūs nuspręsit, susidėliosit tą tokį strateginę kryptį ir tada kas mėnesį ją išlaikysit. Tai va, o minimumas kažkoks, nežinau, Indra, gal tu pasakysi, koks kaip minimumas, nežinau, nebent turėtų būti, ar šiaip apskritai. Aš manau, kad apskritai priklauso labai nuo prekės ženklo, apskritai, kaip sakai, ir tos tikslo, ir strategijos, ir ką nori jisai pasiekti su ta naujienlaiškų rinkodara, bet, na, bent kartą per savaitę, manau, reikėtų apie save pranešti. Na, jau jeigu atrodo labai dažnai kartą per savaitę, tai čia gaunasi maždaug 4 naujienlaiškai per mėnesį. Na tai jau tada jau minimaliai jau 2 kartus, kas 2 savaitės, jau tada bent vieną naujienlaiškį parašyti, nes vieno tai tikrai labai mažai yra. Tiesiog, kai šiandien dienai gaunam tiek srauto ir informacijos visais kanalais, na tiesiog žmonės užmiršo apie jūs. Ir vieną laišką geriau jau siūsti 3 trumpus, negu vieną ilgą ir sudėti į viską. Tai čia tiesiog aš manau, kad labai priklauso nuo situacijos, nuo noro ar tikslo, bet mes galvom taip. Tai va. Tai sekantis klausimas irgi labai yra panašus, kur yra riba tarp primenu apie save ir jau pradedu erzinti. Tai bet čia turbūt yra ir tas kiekis, aišku, jisai takoja, bet aš visgi manau, kad turinys yra riba. Nes jeigu mes įrašysim vieną naujienlaiškį kartą per mėnesį arba kaip prieš tai klausė, tada, kai turiu ką pasakyti ir sudedu viską, tas irgi gali erzinti, nes, o Dieve, kai parašo, tai ilgas laiškas, nesuprantu, ką nori pasakyti, nes minčių gal kažkokie šuoliai ar kažkas, nes tai gali pradėti erzinti, bet man atrodo, atsakymas yra praeito klausimo atsakyme, kad reikia planuoti, ar ne, planuoti ir tada ta riba išnyksta, ar ne, mes tada jau nei primenam apie save, nei erzinam, mes esam tam balanse, kur laiškai ir edukuoja, ir įkvepia, ir parduoda ne tik tie tiesioginiai pardavimai, o kiti laiškai. Aš tai manau, kad taip. Aš irgi pritariu šiai minčiai, nes iš tikrųjų, jeigu mes savaitę 3 kartus siunčiame primint apie nuolaidas, ar ten kiekvieną dieną primenam, kokios nuolaidos pas mus šiandien, na tai jau tikrai gali pradėti erzinti. Bet šiaip iš tikrųjų labai dar reikėtų žiūrėti ir į pačią auditoriją, jeigu galbūt kažkas labai laukia jūsų laiškų kiekvieną rytą pažiūrėti, kas pas jūs šiandien nuolaidos, kokios yra, tarkim, vaistiniai, nežinau. Bet, nu, iš tikrųjų labai ir pačią auditoriją reikia pajausti, bet, nu, vėlgi čia labai siejasi tiek ir pats tas tikslas, kur mes einam su tuo, ko mes norim pasiekti, kokį turinį mes siunčiam, tai viskas, manau, susideda. Tai dar vienas klausimas. Manau, šitą galiu ir aš atsakyti. Pradėsiu, tu pagalvok šį kartą. Gerai. Tai ar naujienlaiškį geriau siūsti nuo įmonės vardo ar nuo konkretaus žmogaus? Tai pavyzdžiui, Laura iš X ar vietoje X įmonė. Tai iš tikrųjų, man atrodo, visada yra smagiau gauti laišką nuo konkretaus žmogaus, nes tikrai matom ir tokių atvejų, kiek gaunam naujienlaiškus, kiek juos skaitom. Kartais labai priklauso ir nuo pačios įmonės pozicionavimo šitoje vietoje. Mes, pavyzdžiui, irgi turim klientę, kuri yra ir pačio e-shopo veidas. Ir e-shopas kaip ir beveik susijęs su ja labai. Tai turime, kad siunčiame laiškus nuo jos asmeniškai, su jos vardu. Ir turime laiškus, kur siunčiam nuo tiesiog elektroniniais parduotuviais. Tai aš manau, kad šitoje vietoje galima kartais net pabandyti pamiksuoti, pažiūrėti, kaip auditorija reaguoja ir kada geriau atidaro. Nes šiaip standartiškai, kiek eidavo anksčiau
mokymuose kalbėdavo ir kiti ir sakydavo, kad na, vardas vis tik geriau veikia, kai tu gauni nuo vardo, nuo kažkokio žmogaus. Tai kitą kartą net nerašydavo Laura iš X įmonės, o tiesiog Laura. Ir tada žmogų Mhm. priverčia atidaryti, pažiūrėti, kas čia per Laura man Mhm. parašė. Tai, tai manau, kad vis tiek galima bandyti testuoti ir žiūrėti, kas labiau suveikia atidaromoje. Tiesiog laikui bėgant gali būti, kad jau tiesiog supras, kas ta Laura yra. Tai na, Mhm. tada keisim į Simoną ar dar kokią nors kitą. Tai kaip tu manai šitoje vietoje? Aš tai viskam pritariu, aš tik gal papildysiu tam tikras vietas, kad labai priklauso, ar tai yra, vat, pavyzdžiui, Justina iš Salesflow, ar ne, ar tai yra kažkoks žmogus iš mano įmonės ir kuris ar nesiunčia, pavyzdžiui, ten, tarkim, nežinau, ten Indra rašo apie naujienlaiškius, ar ne, kitas žmogus apie kažką kitą rašo, galbūt, ar ne, kad jau pradėtų asocijuoti, jeigu aš norėčiau. Bet jeigu tai yra mano įmonė, ar ne, vat, Laura iš X įmonės, ar ne, ir Laura yra įmonės įkūrėja, tai aš bent vieną laišką per mėnesį turbūt rašyčiau nuo to, nes tai yra visgi žmonėms yra įdomu, kas slepiasi po to prekės ženklu, tai yra autentiška, žmonės gretina, labiau, kad nu, ir mūsų klientas, pavyzdžiui, ar ne, jinai pati yra veidas ir socialiniuose tinkluose, ar ne, ir daugiau turbūt pardavimų per savo paskyrą, nei per e-shopo paskyrą turbūt padaro, ar ne, nes ir paskyra didesnė, tai va, tas irgi rodo, kad asmeninis prekės ženklas visgi šiai dienai laimi, tai čia irgi lygiai tas pats bendrai komunikacijoje ir šitoje vietoje, ar ne, gal aišku, ne visi laiškai turi būti, bet, nu, tą paimti kažkokį irgi va, strateginį žingsnį, ar ne, kiek laiškų per mėnesį kokių, galbūt yra vienas ten mėnesinis Lauros X kas mėnesinis laiškas, ar ne, ir visi kiti tiesiog su kažkokia kita antrašte, ar ne, ar visi laiškai yra, ar tiesiog pasirašymas dar nuo tos Lauros, ar ne, vis tiek lieka, kad ta Laura rašė laišką, ar ne. Tai čia galima daug tokių padžiazuoti, bet aš sakyčiau, kad aš tai turbūt būčiau labiau už konkretų atstovą ar atstovus atsirinkus negu tiesiog iš įmonės, ar ne, bet vėlgi tai turbūt strateginis žingsnis, o tiesiog, netiesiog, ar nesugalvojus, nes iš pradžių žmonėms tikrai kils klausimų. Ir ypač, jeigu jūs dabar nekomunikavote ir ten buvo brandas Y, ar ne, ir pasirašo Laura X, tai irgi turit įvesti į šitą vietą, jeigu staiga kažkas pasikeičia. Jo, nebent šitų momentų šoktels atidaromumas. Tai pasitikrinsit auditorijos aktyvumą. Na tai jau pabaigai visiškai jau mes tada paskutinį klausimą ir tada šiandien užbaigiam ir sekančius pasiliksim kitam kartui. Tai paskutinis klausimas yra, ką rašyti, jeigu neturi akcijos, naujo produkto ar didelės naujienos, ar apskritai verta siūsti laišką, kuris nieko neparduoda. Tai bus reklama, ateikite į mūsų mokymus ir pamokysim. Ne, pirma mintis iš tikrųjų buvo, kadangi mes visai nesenai darėme webinarą ir aš ten tikrai dalinausi, ką rašyti, ar ne, kad 80-20 taisyklė yra, ar ne, kad 20 turinio yra pardaviminio, to tokio akcija, kažkokia didelė nuolaida, ar ne, o 80%, tai netgi ne 20, o 80% yra kitoks turinys. Tai yra edukacija, tas pats laiškas nuo jūsų, ko jūsų verslas gyvena. Iš tikrųjų, čia galim labai daug prigalvoti, kas yra, nu, ne akcija, ar ne, apie tai, ką galbūt tiesiog apie produktą, apie naujieną produktas, naujienas prekės ženklas, gal kažkokios įmonės naujienos, ar ne, sezoniškumas kažkoks, tai atsiliepimas, ar ne, nu, žodžiu, čia iš tikrųjų galima prigalvoti labai labai daug dalykų. Svarbiausia, ką aš iš tikrųjų čia norėčiau, nu, šitam atsakymui išnešti, kad to turinio be sugalvojau akciją, tai ta akcija, jeigu mes siunčiam 4 naujienlaiškius, tai iš esmės neturėtų būti vienas iš laiškų, visi kiti turėtų būti kažkas kito, nes jūs tada būsite tie, kurie nenubrėžit ribos ir pradėsite erzinti. Taip, aš visiškai, žinok, tau pritariu šitoje vietoje, nes šiaip dėl turinio, ką galima pagalvoti, tai apskritai tą, ką mes darom šiandien, tai gali virsti naujienlaiškių turiniu, tiesiog klientų užduodami klausimai, auditorijos užduodami klausimai, kas įdomu auditorijai ir apskritai klausimai, kurie pastoviai ir nuolat pasikartoja į e-shopą, nu, tai irgi yra turinys, kuris vertas dėmesio, nes jeigu jūsų tai klausia ir ypatingai tie klausimai kartojasi, tai visiškai 100% turinys. Jo, mes kartais pamirštam, ar ne, atrodo, kad
ai, taigi iš to klausia, nu kiek galima klausinėti, bet paimkim va tą vat padėjavimą ir įdėkime naujienlaiškį. Socialinių tinklų Taip, įrašą galbūt ar ne. taip. Socialinių tinklų įrašą gali netgi išeiti per karuselę, o čia išeiti per naujienlaiškį. Kažkas 2 kartus gal perskaitys, bet užsifiksuos ir gal mažiau jūsų klausinės. Ir tai bus daug įdomesnis turinys ir jisai dar parduos. Ir tą turinį galima dar ir kartoti vėliau. Taip. Iš kito kampo, kita istorija, klientų istorijos, nu, viskas apskritai eina į naujienlaiškų rinkodarą, tai nėra tik tai akcijos, tai tiesiog viskas, kas vyksta pas jūs užkulsiuose, be naujienų ir pardavimų, ir be pasiūlymų, Mhm. ir be švenčių dar. Tai va. Jo. Tai šiandien tiek, tai buvo paskutinis klausimas, pasilikome dar keletą, visų nespėjom, nes tikrai klausimai, na, tokių, kur norisi atsakyti išsameu. Tai tada šiandien užbaigsim čia ir susitiksim po savaitės su sekančiais klausimais. Tai va, tai Gerai. ačiū Justina už tavo pasidalinimą ir tada iki kito karto. Ačiū tau, Indra, už klausimus ir ačiū už klausimus, kas juos uždavė. Tai jeigu turėsit, irgi dar papildykit ir mes tada darysim antrą dublį klausimų atsakymų sesijos, ne? Taip, jau gal Jo. trečias gausis. Gerai. Ačiū, iki. Iki.